Sveiki, sveiki visi. Laukiu jūsų prisijungiant. Facebookas išmetė šiandien pokštą, pakeitė savo nustatymus ir nebeleidžia įrašinėti video horizontaliai. Kągi, keičiamės pagal jų dūdelę šį kartą. Verčiamės vertikaliai. Laukiu jūsų prisijungiant. Tikiuosi, kad visa kita išliko ir daugiau siurprizų mūsų nelaukia. Tokių mums nepažintų. Taip, matau, kad esu ryšy. Valio. Valio. Prisijungiam. Laukiu. Šiandien labai faina tema. Labai įdomi. O aš kalėdiniuose vaibuose. Kaip matote, už manęs netgi yra eglutė, mano lapinė eglutė šiemet, labiau panaši į berželį negu į eglelę. Tai sakant, ką turim, tą puošiam. Beje, aš gyvenu 9 dangui. Pilna ta žodžio prasme, kaip angliškai literally. Gyvenu 9 dangui, tai yra 9 aukšte, tai yra, galima sakyti, Varnos dangoraižis, gal yra ir aukštesnių pastatų, bet aš taip aukštai, kad aš matau viską ir visus, ir štai žibintai, žiburiai ten tolumoj, aplinkui jūra, kalnai ir miestas, viskas mane supa kartu. Tai va, didelis džiugesys, labai smagi atmosfera. Noriu ją pasidalinti su jumis, jūs jau jos gaunate žiūksniais kiekvieną dieną. Iš šitos naujosios studijos mes kasdien su Erikai rašinėjam fantastinius video. Mėgaukitės jais, klausykitės, eikite į YouTube, tiesiog ieškokite jų kiekvieną mielą dieną, tik ne šiandien, ne sekmadienį aš ateinu pas jūs personaliai. Labas vakaras. Sveikos, brangiosios. Tai va, šiandien labai stipri tema, labai. Grįžtant dar prie, kol renkamės prie YouTube'o, labai kviečiu realiai pasidomėti giliau. Aš jau pradedu atsekti pasikartojimus kai kuriuose klausimuose. Kas atsimenat, kas nebuvot, kas negirdėjot, gal praleidot kai kurias temas, junkit viską į vieną. Mes turim išmokti sujungti tai, kas yra duodama. Informacijos aš tikrai, ne tai, kad informacijos pačios tos dvasios aš jums duodu labai daug. Jeigu jūs ją priimsit į vidų, jūs išgirsit, suprasit, išmoksit pažinti savyje visą tai, kas jums reikalinga. Ne tai, kad konkrečiai, jeigu taip sudėlioti žodžiai, tai atsakymas yra, o jeigu žodžiai susikeitė vietomis, tai čia jau ne man, aš čia nieko nesuprantu, aš turiu gauti atsakymą labai konkrečiai, kaip aš parašiau. Tai noriu paraginti, netgi 2 klausimus užfiksavau šiandien konkrečiai, kurie buvo apkalbėti mano Antalijos video tų pasivaikščiojimų temose, pasivaikščiojimai. Tai atsidarykit grojaraštį, kaip išmoktą žodį. Grojaraštį YouTube, kuris vadinasi pasivaikščiojimai, būtent ten Antalijos laikas, ir pasižiūrėkite savo atsakymų. Iš tikrųjų, ten labai daug temų. Ten irgi buvo pagal klausimus. Visi tie mano video rašinėjimai buvo pagal jūsų užduotus klausimus. Tai tikrai rasite daug įdomių dalykų, kuriuos tikrai ne kiekvieną klausį, ne visi žino. Taigi, ten kviečiu. O šiandien tiesiog anonsuoju, kad pačiame gale bus surprizas. Surprizas visas šitas mūsų susitikimas, net man pačiai, nes šitą temą aš tiesiog gavau, patėjo žodis charakteris ir be jokių tokių iš pradžių paaiškinimų, kuria kryptimi mes čia eisime. Ir kuo daugiau aš į jį žiūriu, kuo daugiau leidžiu šitam žodžiui suktis manyje, tuo daugiau dalykų ateina ir aš tikiu, kad
mums bekalbant ateis jų dar daugiau. Taigi, pradedame šitą gvildenimą, šitą pasivaikščiojimą charakterių vingiais. Žiūrėkit, yra pasakymas: sutinkam pagal rūbą, išleidžiam pagal, nežinau ką, širdį, mintį. Neatsimenu, kaip ten tas posakis užsibaigė, bet mintis ta buvo, ar ne? Kažkaip sutinkam pagal rūbą, išleidžiam jau pagal tai, kas yra viduje. Pirmiausia, mes pažįstame vieni kitus pagal rūbą, pagal išorę. Mes fiksuojame akimis ir sakome, šitas man patinka, šitas man nepatinka, čia man gražu, čia man negražu. Čia pagal mane, čia ne pagal mane. Mes fiksuojam, pirmas mūsų yra santykis akys. Mes matome akimis. Bet po to, kas užima pirmąją vietą, po to, kai akys jau savo darbą padaro, joms jie sako, okei, akims tinka, žiūrim toliau, pabūnam daugiau, paklausom ar dar kažkaip tai pabendraujam. Ir tada jau ateina vidiniai dalykai. Tada mes susitinkame širdimi, susitinkame mintimi, susitinkame būtent to vidiniu žvilgsniu, kas yra vibracijos. Kūnas, pirmiausia, fizika ir charakteris arba vibracija. Tas žodis vibracija, aš tiesiog man taip norėjusi, aš apie vibraciją sukalbėjusi ir truputėlį nurengus šitą mistiką nuo to žodžio, bet ta mintis, kad pajautimas, kaip mes pajaučiame. Mes galime, kas yra jautresni, mes galim užsimerkti, tiesiog galim net nebūti šalia to žmogaus, ar ne, tiesiog pagalvom apie tą žmogų ir pajaučiame jo vibraciją, kas iš jo sklinda. Ar iš jo sklinda meilė, švelnumas, gerumas, tokia taika, ar iš ten sklinda pyktis, susierzinimas, chaosas ir panašus dalykai. Bet tuos dalykus gali kas jautresni pajausti. Čia yra dovana, su kuria daug kas kovoja, laikydami empatiją yra labai blogai, empatija yra gerai, tik reikia mokėti ją naudotis. Taigi, šitoje vietoje, mes turime tą kūnas, fizika ir charakteris, ta dvasia. Aš sakyčiau, kad charakteris yra stuburas, dvasios stuburas. Kūnas turi stuburą. Turim stuburą, pagrindinę savo atramą, kuri laiko mus vertikaliai. Jeigu stuburas kreivas, lūžęs, mes negalime stovėti, mes negalime vaikščioti ir daug problemų turim su savo kūnu. Dabar mes turime dvasią ir dvasios stuburą. Dvasios stuburas. Charakteris. Dvasios stuburas yra toj pačioj vietoj, kur mūsų stuburas. Žiūrėkit, netgi čakros visos išsidėlioja per stuburą. Yra kur kamščiai, yra kur žaizdos, yra kur neprateka energija. Ir tose vietose yra kamščiai. Ir mes turime problemą. Mūsų stuburas yra palūžęs, kreivas, skausmingas, nesveikas visom prasmėm. Taigi fiziškai stuburas gali tada jau gauti tuos pažeidimus, bet dabar fiziką padedam į šoną, kalbam tik apie tą dvasinį stuburą. Taigi, dvasinis stuburas yra toj pačioj vietoje, tai yra mūsų charakteris, nuo galvos iki kojų. Charakteris, mūsų stovėsena. Kaip mes elgiamės, kaip mes reaguojame, koks mūsų santykis į save, koks mūsų santykis į kitus žmonės, koks mūsų santykis į aplinką, koks mūsų santykis į darbą. Ta prasme, mūsų santykis, ta pati mūsų valia. Ar valios charakteristikos, ar ne? Tai yra mūsų santykis. Gali būti užgniaužtas kaklas, ar ne, žmogus negali išreikšti savęs, arba ten pilna pykčio, arba ten pilna kažkokių tai žodžių gyvačių. Ir tai pažeidimai, ta prasme, tai yra stuburo dalis. Va toks jisai yra.
Ar nėra stuburo? Jis yra, tik jis yra ligotas. Gali būti silpnas stuburas, gali būti tvirtas stuburas. Teisingai, silpnas stuburas. Tai va, silpnas charakteris, tvirtas charakteris. Mes eisim per visus šitos momentus. Kas iš jo eina? Pyktis ar meilė? Vėl pasižiūrim. Kiek yra dalykų tokių, kurie tarsi kaip juoda balta, bet tai yra tiesiog sudedamosios charakterio savybės. Kas iš to sklinda? Kas iš mūsų eina? Agresija ar švelnumas? Ar yra išraiška ar užgniaužimas? Kai mes užgniaužiam save, mes užgniaužiam ir kitus. Kaltė, kaltinimai ar atvirumas, priėmimas, atsipalaidavimas, atsakomybės prisiėmimas, kada aš tiesiog veikiu, veikimas. Ego. Žodis ego. Painiava didžiulė. Mes turime daugybę žodžių, kurie atėjo į mūsų žodynus palyginti neseniai. Ir jie taip yra susipainioję. Jų reikšmės, daug reikšmių turi. Žodis charakteris turi daug reikšmių. Mylėti save. Labai dažna situacija. Aš sakau, reikia mylėti save. Ir šviežiai išgirdęs, kas niekur nekeliavęs dar po jokius dvasinius mokymus ir negirdėjo apie tą meilę savo, kaip tik pradeda žaisti, uždėk karūną, mylėk save. Tai čia egoizmas, savimeilė. Taip, irgi gali būti. Savimeilė ir egoizmas gali būti. Ir meilė savo gali būti. Tai prasme, nes vienas išgirsta vieną tartą žodį, kitas išgirsta kitą tartą žodį. Taip pat ir su charakteriu, žmogus su charakteriu. Gerai ar blogai? Žmogus be charakterio jau čia reiškia blogai. Bet jeigu jisai su charakteriu, kartais irgi reiškia blogai. Tai ar tas charakteris nėra ego? Matot, kiek daug visokių niuansų. Ir gali būti ir taip, gali būti ir kitaip. Gali būti tai ego ir gali būti tai pasakymas ne. Išmokta pamoka, aš žinau, kaip pasakyti ne, žmogus su charakteriu. Ir gali būti ale su charakteriu, bet lipa kitiem per galvas. Tvirtas, arba ne čia netvirtas, o toksai su charakteriu žmogus. Užsispyręs dar gali būti, ar ne? Užsispyręs. O gal jis tiesiog žino, ką turi daryti ir jis daro. O gal jis užsispyręs. Irgi gali būti. Rantat, kiek daug tų niuansų. Tai va tas stuburas. Kas jame gyvena ir ką daryti su to charakteriu. Graikiškai, iš graikų kalbos atėjo šitas žodis charakteris, kuris reiškia bruožas arba ypatybė. Bruožas arba ypatybė. Bruožai. Kaip mes išreiškėme save. Kaip mes įpratę išreikšti save. Kaip mes reaguoti įpratę. Su kuo mes save tapatinam. Labai didelę įtaką tam turi tie patys horoskopai, kur pasakyta, tu toks, 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 o tu toks, toks ir toks. Ir čia jau gaunasi, kad tu gimei su charakteriu, tam tikrų charakterių. Iš kitos pusės pasakyta, kad charakteris nėra įgimta savybė, tai yra išugdoma savybė. Taip yra tam tikri niuansai, kad žmogus labiau linkęs į vienokią ar į kitokį, ten į tokią melancholiją, ar daugiau į tokį aktyvumą, ta prasme, yra tam tikri polinkiai, bet visi kiti dalykai, jie yra ugdyme. Jeigu jie yra ugdyme, klausimas, tai yra nuosprendis, ar vis dėlto tai yra pakeičiama? Ar mes galim keisti charakterį? Ar mes galime iš silpno stuburo padaryti tvirtą stuburą? Ką mes darom, kada raumenys silpni? Stuburas ne viskas. Mes žinom, kad stuburą laiko raumenys.
raumenys yra svarbi sudėdamoji dalis. Ir jeigu mes žinom, kad raumenys silpni, ką mes darom? Mes sakom, kad ką padarysi? Pas mane silpni raumenys. Silpni mano nugaros raumenys. Įsivaizduojat? Prigimtis tokia. Silpnų raumenų, ta prasme, silpna nugara. Normaliai skamba šitokie variantai. Turbūt nelabai. Bet taip mes elgiamės dažnai ir taip mąstome charakterio kryptimi. Sakome, nu silpnas pas mane vat šitas vat momentas, vat čia aš silpnas ir, nu, tiesiog vat silpnas. Nu aš toks žmogus, nu vat aš toks. Tai jeigu toks, tai gal galima padaryti kitoks. Jeigu silpini raumenys, mes ką darome? Einam ir mankštinamės. Ir pasidaro jie tvirti. Kaip ir aišku, jeigu mes kažko nemokam, mes einam ir mokomės. Mes nesakom, aš nemoku kažko ten padaryti. Tu nusprendėjai pasiūti kokią užuolaidą ir sakai, aš nemoku. Tai gal tu gali išmokti. Ta prasme, jeigu tu nuspręsi, kad tau to reikia ir kad tai tau pasikartojantis veiksmas, tu eisi mokintis, išmoksi ir padarysi. Tai yra kaip ir aišku. Arba nesakysi, aš nemoku vairuoti. Nu, aš tiesiog nemoku vairuoti. Nu, nemoku. Tai ką žmonės daro, kai nemoka vairuoti ir nori išmokti? Jie eina mokintis vairuoti. Jie nesako, aš tiesiog toks žmogus, aš nemoku vairuoti. Taip nesakom, mes einam mokintis. Bet vėl, kai mes ateinam iki savo vidaus, iki savo stuburo, iki savo charakterio, mes staiga atsirandam tokioj pozicijoj, va toks aš žmogus. Va taip, aš va verkiu, aš va depresijai, aš va buvo blogai, paskui blogiau, paskui dar blogiau, paskui blogėjo, va nublogėjo iki čia. Be abejo, kad nublogėjo. Jeigu va silpni raumenys ir tu guli ant lovos, ar gali būti geriau ir geriau? Ne, taip nebus. Bus blogiau ir blogiau. Ir tas visas stuburas pradės visą šliaužioti į šonus fizinė prasme, nes jis neturi jokio darbo. Dantys. Jeigu jie nekramto, jie tiesiog praranda prasmę būti. Jie pradeda sakyti, mes čia turbūt nereikalingi, pradeda vaikščioti į šonus. Jiem reikalingas darbas, reikalingas kramtymas. Dėl ko vaikų dantys dažnai dabar eina į šonus? Todėl, kad košytės. Viskas laižymas ir košytė. Jie nežino, kas yra kramtyti. Atsikast obuolį, kurie kryptim kasti. Morką atsikast, jie nežino, kaip kasti. Nes košytės, pripratę prie minkšto. Ir dantys jie nežino, kaip elgtis. Taip viskas organizme yra tam tikros funkcijos ir jeigu jos nepanaudotos, jos tiesiog sako, tai mūsų turbūt nereikia. Čiau. Tai su charakteriu kas vyksta? Va taip ir vyksta. Jeigu jis neprižiūrimas, neauginamas, nemokinamas, niekas nedaromas su juo, jis tiesiog ištyšta. Jis ištyšta. Ir mes ištyštame kartu su juo. Mes ištyštame kartu su juo. Fizika eina paskui. Jis irgi ištyšta. Sako, su valia žmogus, be valio žmogus. Tipo valia toks dalykas, kur yra arba nėra. Duota arba neduota. Ot, blin, va tam davė valią. Kokios valios žmogus? O aš vat valios neturiu. Nu viso. Aš valios neturiu, sėdžiu, valgo bulkutės ir žiūriu televizorių. Nu aš tiesiog neturiu valios. Nu toks aš žmogus, vat neduota. Bevalis, man taip sakė, aš bevalis. Tai programų gali būti daug. Bet mes atsakingi su tom programom susitvarkyti. Jeigu jau mes atėjom, į šitą žemę, reiškia, mes atėjom išmokti tam tikrų dalykų. Pažiūrėkit, kas gaunas. Jeigu paimti fizinį kūną, dar jam skiriama daugiau dėmesio. Mes žinome, kad jeigu yra raumenys, mes juos turime treniruoti. Jeigu mes nenorim, kad jie sukiuštų. Jeigu yra kažkas dar, tai mes žinom, kas to daryti. Kad mes turim susišukuoti, nusiprausti, ten apsirengti žmoniškai ir panašiai. Šitą mes žinom. Nu, kūnasgi galų gale. Ir mus pasitinka pagal rūbą. Mus pasitinka pagal kūną. Tai yra labai svarbi dalis. Ir tas jau dabar kūno kultas tapo toks
tokiu kultu, kad ten jau nesimato, ar gali būti kas nors už jo. Ta prasme, apie charakterį ten jau reikia labai daug sluoksnių nuimti, daug visokių putų ištraukti, kad pamatytum, ten yra charakteris. Ten pasibelė, yra kas nors namie, tuk. Tai ten atrodo kitą kartą žiūri, tuščia, prasme, jau nieko neliko, tik kūno ta pompa, daugiau nieko. Bet visa tai yra falšas, visa tai yra apgaulė. Nes, žiūrėkit, mes išeinam iš šito žemės, kas gyveno čia amžinai? Nei vienas. Jeigu mes išeinam iš šito žemės, palikdami kūną, tai kas išeina su mumis? Kas mes? Mes ir esam tas charakteris. Mes ir esam tas charakteris. Taigi mes gaunasi, kad rūpinamės rūbu, o savimi nesirūpinam. Tai vat priėjom prie to momento. Ką reiškia mylėti save? Ką reiškia pasakyti save į pirmą vietą? Ar tai reiškia trenkti kumštį į stolą, dabar čia aš didžiausias ir svarbiausias ir visoks kitoks, dabar visi reikia kitės pagal mano eilę? Tai yra pasakyti save į pirmą vietą? Ne. Save pasakyti į pirmą vietą, tai pasirūpinti savo vidumi. Kas esu aš? Savo charakteriu. O koks tas charakteris? Užsispyręs? Aikštingas? Kaprizingas? Ar meiliai, taikoj, supratime, pažinime, tokiam vidinėme kontakte, pasitikėjime ir panašiuose dalykuose. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir tas pats charakteris, pasme, charakteris, asmenybės charakteris. Bet aš toks, aš aikštinga. O kas tau neleidžia pasikeisti? Kas tau pasakė, kad tu aikštinga ir turi būti aikštinga per amžius amen? Ne, niekas taip nepasakė. Tai tik tai susireikšmės, va šitoj vietoje jau išlenda ego. Jeigu aš nenoriu keistis ir visus kitus keičiu aplink save, tai yra ego. Vat kur yra ego. Reguliuoti visus aplinkų save. Reikiuoti į vietas, pasakyti, tu toks, visi blogi, jūs kalti, jūs dar kažkokie tai, jūs paskui mane, aš va tokia ir aš nieko padaryti su to negaliu. Tai va čia jau yra ego. Aš savęs nežiūriu, aš savim nesirūpinu, aš neugdau savęs niekaip jokiais būdais, nekeičiu savęs. Prasme, keistis, ką reiškia keistis ar keisti save? Mūsų atsakomybė yra išsiugdyti charakterį tokį, su kuriuo nebus gėda grįžti. Ten mes nenusinešim savo rūbo. Nors mūsų čia sutinka pagal rūbą, tai labai faina ir gražu, bet mes išeisime su charakteriu. Tik tai charakteris su mumis iškeliaus. Kas mes iš tikrųjų esam. Ir netgi dabar, kaip mes atėjom, mes turim pasiekmę praeitų atėjimų, kuriuose gal buvom chrienovi visiškai, mužikai arba egoistai, kiauri. Bet dabar mes atėjom išmokti ir išeiti iš šitos pozicijos, susitvarkyti ir paaugti. Vat charakteris, jis keliauja su mumis. Iš kartos į kartą. Iš atėjimo į atėjimą. Jis keliauja. Tai esame aš. Kas aš esu. Ir dėl to, kai žmonės kitą kartą tokia painiava įsivelia, galvojama, kad dabar, reiškia, žmogus, kaip čia pasakyti, net nežinau net kaip paaiškinti. Žodžiu, dabar aš gera, o praeitam gyvenime gal aš buvau kokia nors žmogžudė. O užpraeitame aš buvau kokia nors ten gelbėtoja. Užpraeitame aš vėl buvau kokia nors ten bla bla. Tai vat maždaug taip kitą kartą piešia paveikslus kai kuriuose institucijose. Taip nėra. Taip negali būti. Yra sielos kelias. Yra sielos braižas. Kiek man teko prakeliauti su kokiais žmonėmis, mes be gydymo procesuose bekeliaudavom. Kur mes tik nebuvę. Nėra taip, kad čia taško visus į šonus, o po to atėjo patirtį
būti ten gelbėtoja seselė. Pabuvo gelbėtoja seselė, visus ten, žodžiu, gydė ir glaudė prie širdies, ten atsidavusi visiems. Ir paskui pasiėmė sekančiam gyvenime automatą ir visus iššaudė, kuriais ten pasirūpino. Taip nebūna. Taip nebūna. Jeigu taip jums pasakoja, tai netiesa. Taip nebūna. Patirtys netaip renkamos, netokios patirtys. Atėjo patirti, kaip jaučiasi šaudyti. Nu ne, taip neteina. Taip nebūna. Tai yra sielos kelias, prasme, jinai auga pakeliui. Ir yra sielos brandžios, kurios nuo pat pradžių atėjo labai aukštos klasės sielos, kurios ypatingos yra. Šviesuliai. Ir jie nebuvo niekada tamsuliai. Negali būti taip. Negali būti. Vat yra charakteris. Jis gali būti sugniuždytas, jis gali būti užspaustas, jis gali praeiti šitos išbandymus, kad ateina į tokius namus, kurį laužo nuo pat pradžių. Bet vis tiek jisai keliasi ir skleidžiasi. Ir išsiskleidžia tai, kas iš tikrųjų yra. O ne tai, kas norima buvo įpiršti. Nes tai yra mūsų stuburas, mūsų būtis, vidinė būtis. Ir jeigu ten kažkokių yra skylių, kamščių, blogumų, taip sakysim, ne kažkokių tai tamsos, joms atėjo laikas būti išgydytoms dabar, šitame gyvenime, kad nesinešti toliau. Mes augame, iš atėjimo į tai mes augame, mes keičiamės, mes ugdomės. Jeigu mes iš viso viskas būtų kiekvieną kartą nuo nulio ir vėl nuo nulio ir vėl nuo nulio ir nieko neišlieka, tai tada čia iš viso būti ir ką mes čia veikiam. Kas mes? Marionetės kažkokios tai tamsi lėlės. Patampė ir taip jau čia va, tos informacijos va tiek. Atjauta, kurie šviežiai praregėjote ir supratote, kas vyksta čia, nes vis gaunu tokių žinučių kaip ojojoj, ajajai, kai aš supratau, kaip dabar, žodžiu, beprasmybė užgriūna. Padėkit į šoną visą šitą savo praregėjimą. Tiesiog padėkit į šoną. Buvo iki šiol šitai. Gyvenot gyvenimą. Okei. Padėkit dabar į šoną šitą žinojimą. Ne esmė. Sužinojai, padėjau į šoną, gyvenu geriausią savo. O ne susikoncentravę į tą, mes dabar tokiai situacijai, čia iš mūsų, čia tą daro, čia globalai, čia ne, čia tokia. Aš viską žinau. Man pasisekė sužinoti gana senokai. Pirmas šokas būna, bet padedam tai į šoną. Ir gyvenam. Nes jeigu susikoncentruoti į tą žinojimą, prasmės gyventi jokios nėra, visiškai jokios. Bet tai netiesa. Prasmė yra. Prasmė yra. Ir yra būtent savo charakterio ugdyme. Nieko mes iš čia neišsinešim. Nieko. Nei namų, nei mašinų, nei rūbų, nei kūno. Nieko iš čia neišsinešim. Nei vaikų, nei darbų, nei pinigų neišsinešim. Ir klausimas, kada išeisim. Labai didelis klausimas. Gali būti bet kada. Bet kada. Visiškai ne pagal kiekvieno iš mūsų planą. Duodama, prašau, gyvenk ir viena diena gali būti paskutinė. Tiesiog va taip. Taip yra. Taip yra. Dėl to supraskim vieną. Mes čia atėjom būtent charakterio klausimais. Mūsų santykis į kitus žmonės. Nuoširdumas. Jautrumas. Girdėjimas, įsiklausimas. Pasirūpinimas. Ar pasipūtimas, kontrolė, kritika, kaltinimai. Visa tai, kas bebūtų, turi būti išvaloma. Išvaloma. Susižiūrėjai, kas išlindo, išvaloma, išgydoma, sutvarkoma. Ir įtvirtinami dalykai. Jeigu buvo veidmainystė,
dedam ją į šoną. Dėl ko ta veidmainystė buvo? Kokia priežastis jos? Mes turim visokių priežasčių, dėl ko mes esame tokie. Ok, bet kuriuo atveju. Buvo priežastys, buvo. Atėjo taip, susidėliojo. Bet šiai dienai aš tą pamačiau, apsišvietė, keičiu. Reikia pagalbos sprendimui, prašau. Yra gyvenimo balanso kursas, kurioje mes gydomės visus dalykus. O, Indrė, bet tu ten charakterio nekeiti. Pasikeičia jis pats. Čia yra pasiekmė. Charakterio pasikeitimas yra automatinis rezultatas, kai išsigydai savo širdį. Išsigydai baimės, nuoskaudas. Ir keičiasi charakteris pats. Pasiekmė. Tu negali likti. Tu gali likti, jeigu tu nori likti egoizme. Voila, tu turi teisę. Niekas niekam nieko nedraudžia. Bet jeigu tu nuoširdžiai, paėmėm žodį nuoširdumas ir jo charakterio bruožas, prisijėmei nuoširdumą už pagrindą, tu išsivalysi visus tos dalykus. Nuoširdumas yra pagrindas, pamatas visai kitai kaitai. Nuoširdumas iš širdies. Kaip mes galim būti nuoširdus ir iš širdies daryti, jeigu mūsų širdis sužalota, jeigu mums reikėjo gintis, jeigu mes pastoviai buvom kažkokiose situacijose, kur mus badė, mušė, pjovė, čia mes susidūrė su tokiais išdavystėm ir taip toliau. Kaip aš galiu būti nuoširdus, aš galiu tik gintis, bet kai tu išsigydai širdį, pasirodo, ateina tas švelnumas, tikrumas, nuoširdumas. Tu pajauti savo širdį ir tu gali jau elgtis pagal savo širdį. Nuoširdumas. Kaip jis kitaip gali atsirasti? Žinot, mane tai pralinksmino, jeigu nepanaudoti žodį pravirkdė. Nes nežinau, kurį ir panaudoti. Ar pravirkdyti, ar pralinksminti. Nes, aš patraukiau pečiais ir sakau, 3 rusiški žodžiai čia bus kaip tik vietoje pasakyti. Psichologinis patarimas, taip čia pat pamokymas, kaip pakeisti charakterio bruožus. Gaudykite tiesiai iš specialistų lūpų. Ne manęs, aš čia ne specialistė, aš ne psichologė, hebra, aš ne psichologė. Jokio diplomo, ačiū Dievui, pas mane nėra. Sakau, ačiū Dievui, todėl kad jau mane būtų turbūt, sugadinęs tas diplomas stiprokai. Taigi, specialistų patarimas. Susirašykite į stulpelį visus savo neigiamus bruožus. Pirmas dalykas, žmogus dažnai savo neigiamus bruožus neigia, bet tegul jisai teigia. Tegul jis pasakys, aš esu egoistas, toks ir anoks, žodžiu, bjaurus. Ir šalia susirašykite gerus bruožus. Ir tiesiog pakeiskite juos. Voila, pasirodo, aš per daug sudėtingai galvoju. Galima tiesiog susirašyti stulpelį vieną, susirašyti kitą. Padaryta. Užskaitau, užkraunu, tegul bus taip. Bet dėja praktika rodo, kad taip nevyksta. Dėl ko žmogus, kaip aš sakiau, yra nenuoširdus. Aš nenuoširdus, noriu būti nuoširdus. Įsivaizduoju tokį žmogų, kuris nenuoširdus ir supranta, kad jis nenuoširdus. Aš tai net neįsivaizduoju, kad tokia gali būti realybė. Aš net neįsivaizduoju, kad taip gali būti. Nes tai yra nonsensas, ta prasme. Nesąmonė. Nenuoširdus žmogus, jis įsitikinęs, kad jis yra nuoširdus, kad su juo viskas tvarkoj. Ir atsikniskit jūs nuo manęs, nes pas jį ten ego jau užlipęs virš galvos, ten viskas okei. Tikrai jis neįvertins savęs, aš nenuoširdus, noriu būti nuoširdus. Žodžiu, bet faktas tas, kad mes dalykus turime. Tuos, su kuo susidūrėme pakeliu, jie turi būti išgydyti. Tada jie tampa gyvenimu. Dabar santykis dar į ką gali būti? Į save. Ar aš myliu save? Ar aš priimu save? Kaip aš vertinu save? Savivertė, ar ne? Savikritika. Tas pats ten kuklumas, nežinau, man tas žodis toksai, žodžiu. Turi savo vietą, bet nelabai aš iš jo turiu ką pasakyti. Išdidumas. Dar kažkokie dalykai, bet su savimi santykyje. Šitoje vietoje aš laikyčiau, kad pirmas dalykas būtų savivertė. Jeigu žmogus neturi savivertės, jisai viską darys, kad, ta prasme, viskas grius ir kris aplinkui jį.
jis neturės nieko. Nei santykių normalių, nei darbo normalaus, nei nieko. Nei su savim gerai. Nes žema savivertė. Žema savivertė yra labai labai blogai. Tai yra pagrindas, pamatas visom kitom savybėm arba viso kitų santykių į save. Tai turi būti išgydyta, sutvarkyta, išspręsta. Kur ta savivertė prapuolė? Visokių priežasčių tam yra. Visokių priežasčių tam yra. Ir nieko nekaltinant, vėl nieko nekaltinant. Oi, čia, žinai, viskas sumetat vaikystės traumomis, tai čia taip, tai čia visi tėvai blogi. Nėra gerų tėvų arba nėra blogų tėvų. Tėvai yra tėvai. Viskas. Traumos taip, jos iš ten, todėl kad tu atėjai išmokti savo pamokų. Tiesiog. Tu pasirinkai tos tėvus tam, kad patirtum tas patirtis. Variantų kitų nebuvo. Dėl tavęs čia buvo patys geriausi tėvai, kad ir labai blogi, bet patys geriausi. Vadinasi, blogų tėvų nėra. O gerų nėra ta prasme, kad net ir geri tėvai, jie atėjo išmokti tam tikrų pamokų ir vis tiek tu turėsi savo traumų, su kuriomis turėsi susitvarkyti. Bet kuriuo atveju. Paimtų pačius idealiausius tėvus ir vis tiek vaikai turės problemų kažkokių, su kuriomis turės tvarkytis. Bet vėl, kokia sielos kelionė, ką atėjo išmokti, ką atėjo patirti ir ką jinai užgyveno iki tol. Jeigu jinai užgyveno jau gerus tėvus, ta prasme gerus, sakysim, kad viskas adekvačiai, fainai ir gerai šviesoje, valio, jau jie reiškia, tam pasiruošę, nereikėjo jau jiems eiti per krumplius. Viskas tvarkoja, bet jie eis kažkokius kitus krumpliukus. Nėra taip, kad viskas tiesiog sviestų tepta. Nebūna tokių variantų šitoje žemėje. Santykis, tas pats charakteryje atsispindi santykis į darbą. Pareigingumas, darbštumas, atsakingumas. Darbštus, pareigingas, atsakingas. Ar galima išsiugdyti šitas savybės? Ar galima taip stipriai trinktelti, sakyti, dirbsi ir pasidarysi darbštus? Aišku, galima. Pasidaryti darbščių įmanoma. Pasidaryti pareigingų įmanoma. Atsakingų irgi įmanoma. Nusprendus, aš galiu tapti atsakinga. Ir aš galiu būti šiandien visiškai neatsakinga, atsikniskit jūs nuo manęs ir man visai niekas neįdomu. Tai prasme, tie dalykai pareguliuojami. Pareguliuojami. Reiškia ir visi kiti pareguliuojami. Nėra tokio dalyko, kad neįmanoma padaryti. Viską įmanoma padaryti. Jeigu mes atėjom čia susitvarkyti su savo gyvenimu, reiškia, mes galime. Dažniausiai charakteris, jisai apsiriboja tais valios bruožais, kaip ryžtingas, stipraus charakterio, atkaklus, užsispyręs koks nors ten, drąsus, susitvardantis ar ten valingas, va čia jau yra charakteris. O ten darbštus, koks čia charakteris? Tiesiog darbštus. Čia irgi charakteris. Tik tai santykiai į darbą. Savivertė irgi charakteris. Tik tai santykiai į save. Va taip tai veikia. Taigi, valios bruožai, jie dažniausiai yra pakeliami aukščiausiai. Taigi, jeigu neturi valios, ką darai? Ugdai valią. Jeigu nėra ryžto, žiūri, kodėl nėra ryžto. Ar man nereikia ten eiti, ar man reikia kažką tai padaryti. Nėra drąsos. Ką reiškia nėra drąsos? Reiškia yra baimės. Jeigu yra baimės, nes čia viskas ant tų pačių svarstyklių. Drąsos yra tiek, kiek nėra baimių. Nėra baimių, drąsa pakyla. Yra baimių daug susušt. Tai tada, žodžiu, svyruoja ant tų pačių svarstyklių. Nėra drąsos. Aišku, nėra drąsos, jeigu yra baimė. Tai iš kur atsiranda drąsa? Išsigydžius baimės. Neužrašius drąsa, nedrąsa. Pakeičiam vietomis, iš nedrąsos pasidarėm drąsos. Taip nesigauna. Taip ir nesigauna daug baimių, kitoje eilutėje užrašai be baimių. Ir sėdi, žiūriu, pažiūrėk, parašiau. Bijau, nebijau. Viskas tvarkoj, viskas važiuojam. Aš nebijau, nes užrašiau ant papirėlio. O dar geriausia parašykite 100 kartų, sudeginkite jaunatį arba pilnatį, pūskite dūmus į vieną pusę, o pelenus išbarstykite prieš vėją. Tuo prasme, o čia tai jau čia da baimų, tai iš viso jokių nebus, dar 15 metų į priekį, nei vienos. Tik tai svarbu, kad viskas būtų tiksliai, va tą valandą, tą minutę,
uždegtas degtukas, pagalvota tai, dūmas į ten. Nu, žodžiu, jeigu patraukia, jeigu dar koks tai skersvėjas, tai iš viso gerai. Nu, tai čia siunti šitie burtai, jie, nu, lempų, nieko neturi bendro, nei su charakteriu, nei su sprendimu, nei su išgydymu. Nes tai yra burtai. Tuštybė. Tai va, važiuojam toliau, ką mes dar norėjau, aš čia pasidalinsiu su jumis. Charakteris, vat yra tie bruožai, kurie atsiveria, atsiskleidžia tam tikrose veiksmuose, ar ne? Kaip žmogus elgiasi arba reaguoja, ar jisai aikštingai sureaguoja, jisai supyksta, ar jisai ramiai į tai pasižiūri. Prasme, va šitie dalykai, ne? Jo veikimas, nesvarbu kame, ar darbe, ar santykiuose, ar belekur. Prasme, jo veikimo būdas, kaip jis veikia, pagal tai, kokie bruožai yra, pagal tai mes matome, kaip jis veikia, kaip jis išreiškia save. Dabar, jeigu žmogus mėgsta, nu ne tai, kad mėgsta, bet paprastai sureaguoja aikštingai, supyksta ir panašiai, ugningai, ta prasme. Ar negalima to pakeisti? Ar čia irgi toksai pasakymas, aš toks žmogus, aš visą laiką ugningas. Aš esu ugningas žmogus. Bet aš galiu reaguoti, galiu nereaguoti. Ir situacija, čia buvo tokia keista situacija. Dar tokios man nėra buvę. Ir aš taip išlipau ir aš galvojau, kas čia buvo iš mašinos. Ir žodžiu, tokia situacija buvo, kad paėmėm taksi nuvažiuoti į Ikėją. Ir tas žmogelis toksai kalbus pasirodė, žodžiu, ten tai tą šneka, tai tą pasakoja, ir ten buvo, ten nebuvo, žodžiu, nu, davažiavo į kažkokią tai vietą ir taip privažiuojant į aikštelę, aš taip pažiūrėjau pas save GPS, kur mes važiuojame, aš vis užmetu akį, ar mes tą kryptim važiuojam, žiūriu, kad taip kažkoks ratas dar gaunas, nu kažkaip tai ilgokai išėjo, nu, bet galvoju tiek to. Vienu metu nesekiau, galvoju, dar galiukas važiuoti ir staiga jisai, nu, įvažiuoja kažkokią aikštelę ir sako, matot, kas ten užrašyta, aš tokia pasižiūriu, Ikėja. Tai va, mes atvažiavom. Aš tokia apsidairau, ta prasme, tai ten aš matau tik stogą maždaug Ikėją, už kažkokių krūmų, čia kažkokia parduotuvė, bet tai ne Ikėja. Ir jis sustoja toje aikštelėje, tai mes atvažiavom. Aš tiesiog maždaug, tai čia yra praėjimas į Ikėją, kodėl mes neatvažiavom į Ikėjos aikštelę. Nu, žodžiu, ten kažką man pradėjo aiškinti. Nu gerai. Išlipu ir einu, nu, kur tas išėjimas į tą Ikėją. Ir taip žiūrim su sūnum, nu, kad nėra praėjimas, nėra jo. Grįžtu aš atgal, taip dar jis išstovėto aikštelės, jūs dabar man paaiškinkit, ką jūs čia padarėt. Pirmas dalykas, čia nėra Ikėjos šitoje vietoje, nesvarbu, kad jinai už krūmų yra, bet jinai ne čia. Antras dalykas, čia yra griovys, jis nepereinamas, tam, kad nueiti iki mums reikia nueiti iki gatvės, perėti šaligatvį, paskui vėl perėti kitą gatvę, nu, žodžiu, ten tokių visokių vikruntasų. Tik aš suprantu, kad jeigu jūs, tai maždaug sėskit pavešiu, aš suprantu, kad jeigu aš būčiau sėdus atgal vežti, tai būtų dar labai daug užtrukę, nes, nu, iš tikrųjų, trafikas gana tankus ir ten įvažiuoti iš naujo, visų daug sudėtingiau negu tai. Bet tokia nesąmonė ir aš tokia, nu, nesąmonė. Ir einu ir galvoju, kokia nesąmonė. Ir galvoju, nu, ką aš dabar galiu daryti? Nu, nervintis, pykti, išsikolioti, nueiti duoti nosį, tu prasme, apreikti, atsiimti pinigus, tu prasme, nu, daug visokių dalykų galima padaryti tokią situaciją. Ir aš tokia, nu, daisimės iki tos Ikėjos. Nu, keista situacija. Tokia, nu, nepakartojama. Aš net neįsivaizdavau, kad taip gali būti, mes tiek prisijuokėm, bet mes pavertėm visą tai humorą, mes tiek prisijuokėm, kaip maždaug galima atvežti žmogui visai ten, dangoraižį stovi, matai tą dangoraižį, matau, tu jį norėjai, tai lipk iš mašinos, nu, žodžiu, tu jį matai. Na, žodžiu, mes tiek prisijuokėm, nu, vėl galima paversti tai humoru, galima paversti tai stresu, nervų, psichavimu ir taip toliau. Ir mano ugningumas čia neturi jokios vietos, ta prasme, aš esu ugninga, ta prasme, aš esu tokia reaguojanti, bet aš reaguoju, nu, ta prasme, aš galiu juoku reaguoti. Ir tai gali būti mano ugningas reagavimas, ta prasme, pasidaryti linksmybę iš to. Ne, bet tie variantai, jie yra
kaip pasakyti, tai yra mūsų vėžės tam tikros, kaip mes įpratę veikti, kaip mes įpratę reaguoti, kaip mes įpratę daryti tam tikrus dalykus, mes įpratę pagal savo charakterį, koks jisai buvo. Besikeičiant charakteriui, tenka išlipti iš tų vėžių, iš tų įprastų veikimo elgesio vėžių ir padaryti kitaip. Tam reikalinga praktika, tam reikalingas laikas, tam reikalingas vėl sukurti naujas, tas vadinamas paternas, tas naujas būdas tam tikrų veiksmų, eigos tam tikros, pakeitimai turi būti padaryti. Būna vieną kartą padarai taip, kitą kartą vėl kitaip, dar paplaukioji tarp tų vėžių ir savo kelio, kol išlipi pilnai iš jų. Tai va, šitas vėl, tai yra charakterio savybės, tai yra charakterio keitimo eiga, kada jau bruožai, charakterio bruožai keičiasi po trupučiuką ir po trupučiuką keičiasi veikimas, po trupučiuką keičiasi elgesio, tos reakcijos visos ir visa kita, bet tai yra vėl eiga. Dėl jos mes čia ir esame. Dėl jos mes ir esame. Mes negalim sakyti, aš visada taip dariau ir taip darysiu. Ir kitaip nebus, nes aš toks. Čia yra užsispyrimas, čia tas angliškas žodis labai geras, stubborn. Užsispyręs, bet man tas stubborn. Va toks, va aš. Ir kitaip nebus, nes aš taip nusprendžiau. Tai va, šitie momentai. Turbūt kaip ir perbėgau mintimis per viską. Taip ir dar tokios frazės man iškilo, kaip parodyti charakterį. Ką reiškia parodyti charakterį? Dažniausiai tai rodo parodyti savo ego. Ar ne? Parodžiau charakterį. O gali būti, pasakiau ne, bet tai mes nesakom parodžiau charakterį. Bet parodžiau charakterį dažniausiai eina per neigiamą tokį rakursą. Arba žmogus parodė charakterį. O jeigu parodyk charakterį, jau gerąją prasme, tu parodyk savo charakterį. Sutvirtėk, parodyk, kad tu turi stuburą, kad tu turi savo vertę, kad tu turi savivertę. Jau štai vieta teisingai, ar ne? Jau čia jaučiam, kad yra tas toksai, parodyk savo charakterį. Kad tu turi, būtent man čia kažkaip man skamba per vertės prizmę. Arba be charakterio žmogus. Be charakterio. Iškia skuduras. Vėl mes suprantam, kad nėra stuburo. Nėra stuburo. Be charakterio žmogus. Mes neturim būti be charakterio žmonės, kurios stumdo, mėto, vieto į visas pusės. Mes neturim tokie būti. Mes turim turėti savo charakterį, mes turim turėti stuburą, mes turim turėti tvirtą stuburą visom prasmėm. Mano gyvenimo balanso kurse yra meditacija tvirtas stuburas. Tai jisai yra fizinė prasme tvirtas stuburas. Bet meditacijoje mes dirbam su tvirtu stuburu kaip charakteriu, kur tu tvirtai pasiimi už vairo savo gyvenimo, kaip charakteris jo eina. Tvirtas stuburas visom prasmėm. Tai va, žiūrėk, kiek mes laiko turim. Kaip aš sakiau, pačiam gale laukia jūsų surprizas, bet prieš pasakant surprizą, noriu išgirsti jūsų, kokių yra galbūt komentarų, klausimų ar minčių šitoje temoje. Aš pasižiūrėsiu, kas jau yra parašyta. Mūsų charakteris programos galvoje, nebūtinai programos galvoje, gali būti žaizdos širdyje. Iš ten gali ateiti labai stipriai charakterio, tam tikri paklydimai ar nukrypimai pagal žaizdas širdyje. Žmogus jisai sužalotas ir jisai ginasi. Ir tai nėra programa, tai yra sužeidimas. Ach, tu Renata ant surprizo, ne? Nu. Ar jų... Kas čia dabar? Ai, čia iš kažkur atsakymas eina. Yra tik programos galvoje, atsakiau. Mano tėvai buvo labai geri man, bet mano mama nebuvo apsiženijusi ir laukėsi, o tie laikai buvo tarsi Veronikos. Mano mama buvo, jo, čia istorija, doksas manęs nenorėjo, o dabar mylimiausia.
Bet kaip jaustis man, aš gal pasąmonė esu sužalota. Gydomės, Rūta. Gydomės. Gydomės. Visi šitie dalykai vėl reikia suprasti, kad šitokių patirčių kaip tavo yra labai daug ir dar prastesnių, žymiai, ženkliai daug kartų. Ir sužalojimai visi yra išgydomi, nesvarbu, kurie buvo padaryti, ar motinos įsčiose, ar po to, ar laukiama, ar nelaukiama. Visai nesvarbu, kokia buvo atėjimo istorija, jinai yra išgydoma. Ir tai vyksta gyvenimo balanso kurse. Darome meditaciją, išgydymas motinos įsčiose ir aplinkui. Užsirašyti gali, ką noriu pakeisti ir kad bedirbti teks pačiam. Taip. Taip. Aš dar, galima dirbant savimi pakeisti charakterį, kuris formuos ilgus metus, bet labai noriu pakeisti savo vibracijas. Charakteris ir yra tos pačios vibracijos. Ką vibruoju? Ar erzulį, chaosą, ar harmoniją, meilę? Tai yra tas pats. Pakeičiam viską. Viską pakeičiam. Mes išgydom save vėl, kaip sakiau, tai yra gyvenimo balanso kurse. Viskas išgydoma. Ir visai nesvarbu, kas buvo ugdoma, kas buvo kartojama, kiek metų kartojama, visai nesvarbu, kokios patirtis, kokie atėjimai, kokie tėvai, be tėvų, vaikų namai, be vaikų namų, gatvėje užaugę, visai nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Esmė yra, kad viskas yra išgydoma. Jeigu mes atėjome tokiu būdu, vadinasi, mes esame pasiruošę, buvome pasiruošę susitvarkyti su šito situacija, į kurią atėjome. Mes atėjome, ją pasirinkome tokią, kokia buvo. Tai yra mūsų sielos kelias. Ir jeigu jau jis yra, jeigu mes jau jį atėjom, reiškia, mes galime su juo susitvarkyti. Jūsų tik pasiklausus, stuburas pradeda tvirtėti. Puiku, Birutė, labai gerai. Beje, Birutė, vienas iš tų pirmųjų pasakymų, kad paieškau, kad pasiklausyk Antalijos laikų, ten pasivaikščiojame būtent tą visą seriją, kuri daryta Antalijoje, mano trumpi video, būtent tavo kažkurio tai klausimų, kiek atsimenu, vienas iš klausimų buvo užkabintas ten. Tiesiog paklausyk, galbūt įsikvėpsi kažkokiem, tai gal ir daugiau atsakymų rasim. Gerai, viskas. Surprizas. Yes! Kalėdinis praktiškai prieš kalėdinis, prieš adventinis, nežinau, kaip nori, taip sakykite, bet kas pirmieji sureaguoja, kas pirmas sureaguoja į šitą mano pasakymą, kas nori, kas pasiruošia, kas nusiteikia ir nori prisijungti ir jungiasi prie gyvenimo balanso kurso, jeigu jame yra prie vertos kurso, jeigu jame yra prie pinigų kurso. Šitie 3 kursai šiandien yra su nuolaida. Pirmas gyvenimo balansas 15%, verta moteris 15% ir trečiasis kursas yra pinigai 15%. Kas pirmieji sureaguoja, kas parašote, gaunate šituos kursus su nuolaida. Toks surprizas. 15% visiems. Šitiems 3 kursams. Kokios kainos? Surašysiu, jūs žinote, kokios kainos, kas norite sužinoti. Atsidarykite mano saitą indreasada.lt, atsidarykite parduotuvę ir viską matysite, visus kursus, kurie jums aktualūs, pasižiūrėkite ir kas pirmie parašot aš, gaunate, man asmeniškai rašote. Čia nereikia rašyti iš čia. Pinigai, pinigų. O, čia jau parašėte, kad reikia. Čia taip reikia suprasti, jau spėjote, kol aš neku. Ok. Nu, 1 minutė reiškia 2 į 1 vietą. Puiku, puiku. Gerai. Puiku, supratau. Tai va, viskas. Tam vakarui mums taip pabaigiu šiandienos. Rytoj nuostabiausias, fantastinis video su Erika Jėgulė. Pagal tai, kiek yra peržiūrų YouTube, žinau, kad tikrai ne visi matote YouTube.
atsidarykite, būtinai žiūrėkite, siunčiu aš ir čia pasme į Facebooką, permetu visur juos, bet tikrai praleidžiate, žinokit, tikrai gerų dalykų, galite įsijungti mus ir klausytis važiuojant mašiną ar autobusą, dar kur nors per ausinukus ir tikrai gausite daug praplėtimo. Ir dar kas yra, dėl padėkojimo buvo užklausimas, Contribui tebegalioja, Contribui mano įdėsiu irgi linką į Contribui, labai dėkinga visoms merginoms, kurios esate ten, kurios palaikote mane, nepriklausomai, kad aš ten nieko nedarau, aš darau visur kitur. Galite būti Contribui rėmėjai, tiesiog va šito darbo, kurį aš darau per Contribui, galima vienkartinį padovanojimą, padėkojimą, kavos pakvietimą padaryti, galima būti abonentais ir kas mėnesį, ten 10 eurų yra mėnesio abonentas, kas yra palikta mano, visus kitus aš pašalinau, tiesiog visą tai, ką aš čia darau, nėra kito varianto man čia pasakyti, kad žodžiu, ten aš jau nebepajėgiu išsiplėsti ir daryti dar kažką tai tokio ypatingo, viskas, ką ypatingai turiu, atiduodu jums į jūsų glėbį, norite padėkoti, eikite Contribui, paspauskite ant linko bus yra YouTube po visais video įdėta irgi, YouTube galima taip pat irgi spausti dėkoju, Facebook'e, jei neklystu, yra žvaigždutė, ar kaip ten tas variantas spaudė ant žvaigždutė, bet čia tokie žaidimai, nežinau, kaip Facebook'as veikia, nebandžiau. Bet žodžiu, tiesiog, kas norit pakviesti kavos, aš visada už ir būsiu labai dėkinga, mes su Erika būsim labai dėkingos, mes dirbam dabar jau išvien, petys petin, labai smagiai, labai smagiai plečiam savo ribas, mūsų susijungimas pasidaugino 10-teriopai, 100-teriopai, iš tikrųjų, energija tiesiog pliūpsniais eina. Taip, kad priimkite šitą energiją, įsileiskite ją į savo vidų. Rytoj laukia labai geras video. Tai va, ir poryt, ir taip toliau. Žodžiu, mes nesustojam, varom, nestabdom, einam kartu. Visi. Gerai, atsisveikinu tada šį vakarą iki, sakysiu, rytojaus, nes rytoj vėl būsime drauge. Galbūt negyvam video, bet prasčiau nebus. Gerai, atsisveikinu, labos nakties visiems, iki.